Jeigu jau norisi kontrolės, tai jau kažkaip tai reiktų rūšiuoti visą tą, skirstyti tam tikras kategorijas, tai vat, ar dalis, ar dar kažkaip tai. Ar toks muzikos kūrimos būdas skiriasi, tarkime, nuo džiazo muzikantų džiamo? Man atrodo, čia yra panašu labai. Aišku, skiriasi pirmiausia džiazo muzikantai daug fizinės energijos sunaudoja tam, kad sugrotų tai, ką jie norėtų sugroti. O čia gaunasi porą klaviatūros paspaudimų ir daug triukšmo. Tai greičiausiai skiriasi savo muzikinę formą ir išraišką. Iš esmės tai skirtinga gan, nes džiazas tai tokia muzika yra susiformavusi ir turinti savo muzikinę kažkokią gramatiką. Džiaze yra žymiai daugiau suvaržymų. Kokius skirtumus ir privalumus suteikia šiuolaikinės technologijos? Galbūt šiuolaikinės technologijos suteikia daugiau privalumo, lankstumo ir laisvės. Mums nebereikia rašyti kažkokių natų, naudoti daug popieriaus, pieštukų ar tušinukų ir trintukų. Tai irgi kartais sąlygoja labai tokį neišjaustą, neišgimdytą, neišbrandintą kūrinį gali jau išmest per anksti žmonėm. Yra begalė skirtumų, kiek yra skirtingų aparatų, tiek yra skirtingų būdų jais naudotis, bet ir tame yra privalumas, jisai kokiu tai būdu rungiasi su savo kolegomis, kurie turi kitus aparatus. Čia ar aš kuriu turėdamas tik tai smuiką kažkokį tai arba plytą ir plaktuką, ne? Ar aš turiu kompiuterį, iš esmės aš nesikeičiu, aš kuriu taip, kaip aš kuriu, o tai šiuolaikinės technologijos pagreitina gal tik tai pačią spartą kūrybos, bet ne kokybę. Kokybės ne. Sekantis klausimas. Ar galėtum groti kito prodiuserio failus? Aišku, galėčiau groti. Jeigu prodiuseris nesupyktų, aš galėčiau jos pagroti. Iš tikrųjų, galėčiau groti tik turbūt savo draugų sukurtas kompozicijas, kad ir kokio jie stilių begrotų, bet iš tikrųjų, kai žinai žmogų, supranti, ką jis norėjo pasakyti. Technobi. Manau, galėčiau, nes grodamas workshop pagalvojau kelis kartus, kad norėčiau prisėsti prie kito aparato ir paspaudyti tos mygtukus, kurie man visai nežinomi. Tavo samplai ar kažkieno kito nėra didelio skirtumo turbūt, kad. Ar tiesa, kad kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkai tai žino? Kai kuriem net gal ir atrodo, kad jie yra menininkai, bet tai nereiškia, kad jie yra. Man atrodo, jeigu tu turi ką pasakyti, tiesiog sakai ir darai. Tiesa. Aš tai galvoju, kad sąvokos yra sugalvotas tam, aš kalbu dabar apie muziką ne tam, kad kažkaip kažką pavadinti šiaip savo, bet tam, kad žmonės galėtų susikalbėti. Kitaip tariant, nors man Tautvydas yra minėjęs, kad toj pačioj intelektualioje elektronikai, tebūnie kabutėse, egzistuoja tokie daugybė nesusikalbėjimų. Paskambinsim Erikai
Erikai Vabaliukui. Alio. Labas, Erika. Ką darai? Nieko stovi. Stovi kiemelį, šalta baisu. Gerai, aš labai staigiai. Kodėl, tarkime, elektroninė muzika yra grinai maskulininis vyriškas reiškinys? Kodėl ten praktiškai nėra moterų? Bet žinok, visame kame yra dominuojantis yra vyrai. Ir aš netgi žinau, kad iš tikrųjų ir apskritai pasaulyje kiek moterų leibelių arba ten moterų didžiai, moterų producerių be galo mažai palyginus su vyrais. Jie dominuoja visame kame. Galbūt jie išradingesni arba drąsesni nei moteris. Dingo iš eterio.